Labadiena, medicina.lt tinklalaidės klausytojai. Džiaugiuosi, kad vis daugiau naudingos informacijos randate mūsų laidose. Kaip ir visada su jumis sveikinuosi aš, Viktorija. Na, šiandien aptarsime išties įdomią temą. Kalbėsime apie šeiminę hipercholesterolemiją. Tad į rūpimus klausimus šią temą mums padės atsakyti mūsų laidos svečias, jau gerai klausytojams pažįstamas Lietuvos sveikatos mokslų universitetinės ligoninės Kauno klinikų profesorius, gydytojas, kardiologas Rimvydas Šlapikas. Sveiki, profesoriau. Sveiki. Tai užsiminiau apie šiandienos laidos temą šeiminę hipercholesterolemiją. Kodėl būtent ji taip vadinasi? Na, aš manau, išgirdę šią liūdną diagnozę šeiminę hipercholesterolemiją, turbūt nuliūsta ir išsigąsta ne tik ligonis, bet ir daktaras. Ir tai yra natūralu, kadangi tai tikrai yra rimta patologija. Na, o šeiminės kategorijos konotacija gali būti įvairi. Net gali būti šeiminis polinkis gerai pavalgyti, išsimiegoti, nedirbti, toleruoti kažkokį tai rūkymą ar alkoholio vartojimą. Tai yra vis rizikos veiksniai, tačiau tikrai medicinių požiūrių šeiminė tai reiškia genetinė. Šeiminė patologija tai yra genų defekto, genų mutacijos sukelta patologija ir iš esmės tai yra labai stiprus turbūt faktorius genotipo pakeičimas ir jis lemia labai ankstyvą fenotipą ir stiprų fenotipą. Ir kalbant apie šeiminę hipercholesterolemiją, tai tas genų mutacija tikrai lemia ankstyvą cholesterolio padidėjimą ir ankstyvą cholesterolio padidėjimo sukeltų komplikacijų išsivystymą. Reiktų pasakyti, kad šeiminės hipercholesterolemios atveju genotipas lemia ne cholesterolio gamybos suintensyvėjimą, bet cholesterolio clearance, jo pasišalinimo sutrikimus. Tai čia yra turbūt svarbus momentas, kad suprasti šitą genotipo pokyčius šios patologijos atveju. Paminėjot, kad genetinė yra liga, tai visada įdomu, koks būna paplitimas šių ligos šiuo atveju. Kalbant apie paplitimą, reiktų skirti dvi šitos dislipidemijos rūšis, tai yra heterozigotinė, šeiminė hipercholesterolemiją ir homozigotinė. Pirmąjį lemia vieno geno iš genų poros pokytis, mutacija, reiškia gauta iš mamos arba iš tėčio. Tai būtų heterozigotinė hipercholesterolemiją ir jos fenotipas, tai yra cholesterolio padidėjimas, yra stiprus, bet ne toks stiprus kaip prie homozigotinės. Praktiškai mažo tankio cholesterolio koncentracijos tuo atveju būna ne mažiau 5, o tai 8, 7 ir 10, o klinika pasireiškia praktiškai nuo 4-5 dešimtmečio. Tai dažniausiai infarktai, insultai, poreikis revaskulizuoti kraujagyslės. Ir šitos heterozigotinės dislipidemijos dažnis yra vienas iš 250 populiacijai. Tai reiškia, kad kiekvienas iš mūsų greičiau yra sutikęs tokį ligonį, tačiau galbūt nepakankamai atkreipėme dėmesį į jį. Antroji forma tai yra homozigotinė forma, tai kada abu genai yra defektuoti, reiškia mutuoti. Ir tai yra žymiai retesnė patologija, jinai sutinkama iš 300 žmonių viename, ta prasme, Lietuvoje mes galim tikėtis apie turbūt 10 tokių atvejų. Ir šita forma yra žymiai sunkesnė, cholesterolis, mažo tankio cholesterolis prasideda nuo 15, o tai ir 20, o ligoniai susirga širdies liga labai anksti, tarp 20 metais homozigotas, retai būdavo infarkto, kartais mes stebime ir 5-6 metų vaiką, kuriam įvyks infarktas arba insultas. Taip kad šitų homozigotų aš nesu matęs, sako, kad Vilniečiai turi 1 ar 2, bet jie liktai išvykę yra į Didžiąją karalystę. Lyg ir daug yra žmonių, kuriam cholesterolio kiekis yra padėjęs, tikrai neretas gali tuo pasigirti kabutėse, bet kada vis tik reikėtų įtarti būtent šeiminę hipercholesterolemiją? Kliniškai, jeigu mažo tankio cholesterolis yra virš 4,9, visiems ligonėms reikia tarti patologiją, geriau atsiminti maždaug virš 5 milimolių litre kraujyje. Tačiau pirmiausia reikia būti tikriem, kai tai nėra antrinė dislipidemija ir mums reikia ekskliuduoti hipotireozę, inkstų disfunkciją ir obstrukcinę kepenų ligą. Bet netgi nustačius ir tas patologijas, kartais vis dėlto ta šeiminė išlieka, vėlgi gali būti ir virš šitų patologijų. Tai mažo tankio cholesterolio padidėjimas, antras yra požymis, tai yra ankstyva šeiminė anamnezė, trečias yra pageidautina matyti kažkokį tai klinikinį pasireiškimą odoje ir tai tipiškai būna ksanteliazmos odoje, tokie maži geltoni taškiukai dažniausiai ant vokų, viršutinių vokų. Kitas požymis yra ksantoma, tai yra cholesterolio sankopos ant rankų tiesiamųjų sausgyslių paviršiaus, kartais ant krumplių ir
turbūt trečias požymis yra ksantoma ant achilio sausgyslės, tai yra gumbas ant sausgyslės, tačiau nebūtinai, tiesiog sausgyslė gali būti tokia gurblėta ir storesnė. Na ir dar vienas požymis yra ragenos lankas. Tai turbūt mes seniems žmonėms savo seneliams matom tą tokį gražų lanką akyje. Ir turbūt rečiausias požymis yra aortos stenozė, tai būna prie homozigotinės dislipidemijos. Na, tiesiog įvyksta ta supravalvulinė stenozė, kuri jau nepasireiškia labai anksti, bet aišku, cholesterolis tada turi būti labai didelis. Tai va, diagnostikoje iš esmės mes turime turėti tą fenotipą, nors tobula diagnostika būtų ir genotipinė diagnostika. Jeigu mes turime dar ir patvirtintą monogeninę mutaciją, na tai 100% turime tą heterozigotinę arba homozigotinę dislipidemiją, tačiau jeigu mes kažkodėl nepadarome, tai pakankamai dažnai būna ir bus, nes genetika yra brangi, tai jeigu turime tikrai tą fenotipinę diagnostiką, tai mes turime tą ligonį vertinti heterozigotinį hipercholesterolinį ligonį ir taikyti pačias stipriausias profilaktikos priemonės. Koks yra cholesterolio sankaupų mechanizmas, kodėl matome jį ne visiems? Tiesą sakant, mokslas pilnai nežino. Ryšys yra tarp to, koks yra cholesterolis. Jeigu jo yra labai daug, dažniausiai tai tiesiog išvirsta ir į tuos požymius. Tačiau mechanizmas yra turbūt toks aiškinimas, vienas iš tokių hipotezių yra tai, kad tose organizmo vietose, kurios juda, tai yra, tarkime, mirkščimas, akių vokai, tai yra rankų judesiai, sausgyslės, tai yra achilas, kadangi mes nemažai vaikštom, tiesiog toje vietoje kaupiasi makrofagai, kurie fagosituoja cholesterolį, na ir išvirsta tai tokius gumbą kažkurio tai vietoje. Ir įdomu yra tai, kad mes ne pirmieji tai pamatėme, tarkime, Olandų dailininkai 16-17 amžiaus, jie dažnai paišo tuos portretus ir mes ten matome tokius požymius veidą. Ir aš šiais metais buvau Amsterdame konferencijoje, tai Rijks muziejui, bent dviejose paveiksluose mačiau tas kanceliazmas ant žmonių veidų, nupieštas tikrai tobulai. Jeigu taip žiūrėti jau į patį kraštutinį geriausią variantą, tai Vašingtonė yra toks Franco Halso olandų tapytojų darbas, senos moters portretas, kurios rankos guli ant skraito ir ten aiškiai matosi gumbai didžiulį ant rankų ir tai yra taip, kaip žiūrėtum į dabartinį vadovėlį, kur yra ksantomos nufotografuotos. Kita vertus, mūsų žymioji Mona Lisa del Gioconda, pasižiūrėkit, jos ties kairė medalinė pusėje yra graži maža ksantelazma. Tai faktas, kad tai tikrai tuo galima tikėti, kadangi tų laikų menininkai, jų tikslas buvo pertikti kuo tikriau tą, ką jie mato. Dabar yra abstrakcionistai, impresionistai, aišku, jie ksantelazmus nenupieš, bet manau, kad tais laikais iš tikrųjų jie tikrai tobulai pagavo šitos simptomus, šitos ligos. Neretam, kas turi padidėjusi cholesterolio kiekį, kalbame apie aterosklerozinę širdies ligą, būtent šeiminė hipercholesterolemiją, ar visiems pacientams išsivysto būtent šią ligą sergantiems? Tikrai labai geras klausimas. Ir iš tikrųjų tikrai ne, ir mes nežinome tiksliai kodėl. Jeigu mes nustatome pacientų tikrai šeiminę heterozigotinę su nustatyto genetika, tai vyram dažniausiai vis tiek ant 50 metų mes kažką matysim. Tegu ir ne infarktą, tačiau padarius koronarų kalcį arba žiūrėjus į spindį, mes ten kažką rasime. Tuo tarpu su moterimis šiek tiek kitaip, yra tiesiog moterų, kurios turi didžiulį cholesterolį, kurių genetika yra teigiama, matome monogeninę mutaciją, tačiau jų koronarai yra švarūs, visiškai švarūs. Kodėl taip yra sunku pasakyti, greičiausiai kažkokie tai apsauginiai mechanizmai, kurių mes nežinom, tačiau vienas faktorius, kuris gali paaiškinti tą fenomeną, yra tai didelio tankio lipoproteinų padidėjimas kraujyje. Tai yra tie lipoproteinai, kurie veža lauk cholesterolį iš endotelio, iš kraujagyslės. Ir galbūt tų pacienčių tas didelio tankio lipoproteinas yra tikrai funkcionalus ir daro tą sunkų darbą. Tai vienas iš paaiškinimų, taip kad ne visi yra beviltiškai ligoniai. Ir aš pats turiu labai įdomų atvejį savo artimųjų tarpe, tai moteriškė 60 metų šokėja, plona, besilaikanti tikrai geros mitybos principų. Jos brolis 30 metų turi stentus, tėtės miręs 50 metų nuo infarkto. Ji pati 60 metų turi turbūt 5% stenozę ten keliuose koronaruose. Tai matyt svarbu nerūkyti, būti jaunatvišku,
nevalgyti daug, judėti ir taip toliau. Tai, bet visamo, jeigu mes turime šeiminę hipercholesterolemiją, be vaisto dažniausiai mes neįsiveršime. Daug kalbėjom apie genetiką, paminėjot, kad paveldima ar ne šita liga. Tai kokios yra genetinės šeiminės hipercholesterolemijos priežastys? Tai yra labai svarbu. Kaip minėjau, tai yra 3 genai. Iš esmės, cholesterolio apykaitą reguliuoja turbūt pagrindę mažo tankio lipoproteinų receptorius, kuris yra kepenyse. Reiškia, kaip yra cholesterolis šalinamas. Ir tas receptorius guli kepenyse, tai yra kaip ir kažkoks krantinė esantis dokas, kuris priima laivą, tai yra mažo tankio lipoproteiną vežantis cholesterolį. Tai jeigu tas dokeris yra sveikas, jeigu ten krantinė vyksta darbas, tai vyksta viskas sklandžiai. Tačiau problema gali būti ir pačiam mažo tankio lipoproteiną, kuris atveža cholesterolį. Ten yra toks ApoB baltymas, kuris tarsi raktas turi įlysti į krantinės tą skylutę. Ir jeigu abu raktas ir tas rakto skylutė yra sveiki, tai tas susijungimas įvyksta, cholesterolis yra grąžinamas. Tačiau jeigu yra defektuotas ApoB arba receptorius kepenyse, tai mes turime iškart problemą. Reiškia, laivas nebeprisišvartuoja ir cholesterolis nebeparduodamas. Taigi čia gali būti defektai ApoB ir gali būti paties receptoriaus defektas. Dar yra trečias žaidėjas, vadinamas PCSK9 baltymas, kuris reguliuoja mažo tankio lipoproteinų receptoriaus kiekį kepenų paviršiui. Kam tai reikalinga, sunku suprasti, bet galbūt tai išėjo iš genetikų, iš mūsų kažkur tai protėvių, kada cholesterolį buvo sunku gauti, mes badavome, ir jisai buvo reikalingas, tai tiesiog tas baltymas šiek tiek sumažintų receptorių, kad cholesterolis liktų kraujyje. Bet dabar mes, kai turime ką valgyti ir netgi per daug, tai aš manau, kad tas PCSK9 baltymo hiperaktyvumas jau nebėra reikalingas. Jeigu tas PCSK9 baltymas, jis turi funkcijos padidėjimą, reiškia, jisai mažina receptorių koncentraciją, dėl to cholesterolio koncentracija mažėja. Ir šie defektai yra pasiskirstę netolygiai. Dažniausiai mes matome receptoriaus defektą, 95% žmonių, apie 3,5% turi ApoB defektą, o apie 0,5% turi tą PCSK9 defektą. Čia yra Olandų duomenys, kas Lietuvoje yra, aš nežinau. Ar tai yra taip pat, ar šiek tiek panašiai. Tai ar visi pacientai turintys teigiamą fenotipą, mažo tankio lipoproteinų, tą padidėjimą apie 5, kaip sakėt, tai ar turi monogeninės mutacijas? Tikrai puikus klausimas. Iš tikrųjų, tie ligoniai, kurie turi, tikrai didelį cholesterolį ir kurie mes jau prirašome juos kaip prie šeiminės hipercholesterolemijos, tik tai 2% turi tą monogeninę mutaciją. Keista ar ne, bet taip yra. Ir tada klausimas, kas yra tie pacientai, kodėl jiems tas cholesterolis aukštas ir be monogenės mutacijos. Ir čia eina kalba apie tai, kad cholesterolio apykaitą reguliuoja daug genų. Kiekvienas genas, po truputį, tarkim, yra paskaičiuota apie 2000 genų, kurie gali įtakoti cholesterolio klirensą organizme. Ir jeigu vis daug iš tų genų, kurie po truputėlį kelia cholesterolio koncentraciją kraujyje, yra mūsų organizme, tai reiškia 1500-2000 genų savo darbą padaro ir jeigu yra defektiniai, tai jie duoda tą fenotipą didelę cholesterolio koncentraciją kraujyje. Tiesą sakant, tos poligeninės rizikos skaičiuoklės yra jau paruoštos ir apie 15 komercinių, kurios rodo tiesiog kokie genai yra svarbus, jos yra pakankamai nepraktiškos, dar nestandartizuotos ir klinikoje siūlyčiau jomis nesinaudotis. Tiesiog ieškokime tų 3 genų ApoB, PCSK9 ir receptoriaus genų defekto genetiniuose tyrimuose. Turbūt kiekvienam specialistui yra svarbu klinikinė išraiška arba klinikinė diagnostika, ar ne? Tai kokia yra klinikinė šios ligos diagnostika? Taip, žinoma, mūsų kaip iš daktarų reikalaujama tiesiog visą tai gražiai pagrįsti ir tiesiog, kai mes turime ligonį, tai mes pasimame į rankas tokį vadinamą Olandų lipidų klinikos lentelę, skaičiuoklę, kurie yra, tam tikri žymenys, tai yra paciento mažo tankio cholesterolis, jo giminių cholesterolis, jo giminių odos požymiai, ankstyvas šeiminės anamnezės požymiai ir tiesiog skaičiuojame, kiek ligonis surenka balų. Jeigu ligonis surenka balų iki 3, tai jisai turi tik tai galimą šeiminę hipercholesterolemiją. Jeigu surenka tarp 3-5 balų, jis turi jau tikėtina. Virš 8 tai yra neabejotina iš esmės. Ir neabejotina dažniausiai būna tada, kada mes atliekame genetinį tyrimą, kuris duoda 8 balus. Tai jau nebejotina. Taigi mes, jeigu turime pacientą ir rašome tai šeiminės hipercholesteroleminės diagnozę, mes prirašome tikėtina, galima arba nebejotina. Bet gydymas vis tiek prie visų variantų yra tas pats. Iš esmės mes turime gydyti taip pat intensyviai.
Gal tada, jeigu pradėjom apie gydymą, bet vis tiek įdomus faktas, kad mes turbūt šeiminę hipercholesterolemiją panašiai gydome irgi vaistais, ar ne, kaip ir kitą cholesterolio padidėjimą. Tai vis tik kodėl reikalingas tas žinoti tas genotipas šiuo atveju? Labai geras klausimas, labai praktiškas. Iš tikrųjų taip, mes gydome fenotipą, tačiau genotipo žinojimas svarbu dėl to, kad jeigu mes randame monogeninę mutaciją, tai tie ligoniai neabejotinai 100% jie susirgs širdies liga, koronarinė širdies liga ir šitų pacientų yra žymiai sunkesnė. Jie turi mažo tankio cholesterolio padidėjimą nuo pat gimimo, nuo pat embrioninės stadijos praktiškai. Tai tas yra svarbu, bet to svarbu žinoti tai, kad jeigu mes turime monogeninę mutaciją, tai žinome, kad tikrai jų seseris arba broliai, arba tėvai, arba močiutės turės 50% tikimybę turėti šitą mutaciją. Tai va, tai yra svarbu nustatyti ir turbūt čia naudojamas tas kaskadinis skriningas. Tu turi tokį atvejį tos šeiminės hipercholesterolemijos, tu ieškai tarp brolių seserų problemų. Jeigu mes nustatome tą mutaciją, tai aišku, nors tie ligoniai yra besimptominiai, mes juos turime labai intensyviai pradėti gydyti. Ir čia galbūt širdies ligose nėra taip aktualu, aš noriu šiek tiek prisiminti ir onkologiją, tiesiog priminti tokios žymios aktorės Angelina Jolie atveju, tai yra, jūs mes ją matėme turistas, man atrodo, ar ne, Kapų plėšikė Lara Croft, man atrodo, tikrai puikiai aktorė. Deja, jos mama mirė nuo vėžio ir iš esmės jos kraujyje buvo nustatytas toks labai piktas BRCA1 genotipas pas mamą. Buvo ištirta ir pati Angelina Jolie ir jinai buvo homozigotas šitų abiejų vėžinių genų požiūrių ir jinai ryžosi, būdama aktorė, tiesiog, tikrai drastiškam dalykui, tiesiog bilateraliniai mastektomijai. Gerai, kad čia kardiologijai nereikia nieko nupjauti ar visą kitą, tačiau, tas pavyzdys rodo, kad jeigu mes turime tikrai piktą genetiką, mums reikia tikrai maksimaliai daryti viską, kad išvengti, ne vėžio, bet šiek tiek infarkto, insulto, staigios mirties, ko tik nori. Tai manau, kad tai yra labai svarbu žinoti genotipą. Tikrai svarbi turbūt žinutė mūsų klausytojam, kad reikėtų nepamiršti, kad jeigu turim ar ne tokią informaciją apie genetinės mutacijas, kad reikėtų pasitikrinti ir šeimos nariams. Tai gal galėtume judėti prie gydymo principų, ar skiriasi šios ligos gydymo principai vaikams, suaugusiems, kokie jie yra? Iš esmės nesiskiria, galbūt skiriasi tik tai cholesterolio gydymo tikslai. Tiesą sakant, Lietuvoje vaikų gydymas, tikrai dar yra embriono stadijoje. Žinau, kad Kaune mes vaikų negydome, galbūt tai daro daugiau Vilniaus medikai, tačiau aš pakalbėsiu nebūdamas pediatras, tiesiog teoriškai apie vaikų gydymą. Jeigu tu nustatai vaikui šeiminę hipercholesterolemiją, randi teigiamą nebiotinę mutaciją, tai iš esmės tą vaiką nuo 6 metų reiktų pradėti skirti statiną. Statinų skirimas vaikams yra kontroversiškas, nes visi supranta, kad cholesterolis besivystančiam organizmui yra reikalingas. Gal smegenis, gal lytinės liaukos pritrūksio. Bet vis dėlto amerikiečiai rašo nuo 6 metų statinas ir pakankamos dozės, kad sumažintų cholesterolio iki 3,4. Suaugusie 1,4, vaikams 3,4. Ir tai daroma iš esmės ir nieko čia nepadarys. Bet yra tyrimų, kurie rodo, kad tie vaikai, kurie praėjo nuo 5 metų kursą iki 18, jų nei protinės vystymasis, nei kažkoksai lytinės funkcijos nėra sutrikusios. Bet čia teorinės samprotavimai ir aš manau, tai ypatingai svarbu vaikams, kurie turi homozigotinį sutrikimą, kurio cholesterolis yra 20, kurie jau 5-6 metų gali gauti infarktą. Tai aš mieliau pakalbėsiu apie suaugusių gydymą. Tai jeigu mes turime šeiminę hipercholesterolemiją, tai mes turime nustatyti tikslus. Jeigu ligonis turi tik tai padidėjusių cholesterolį, mūsų tikslas jį sumažinti iki 1,8. Aš turiu galvoje mažo tankio lipoproteino cholesterolį. Jeigu ligonis turi dar kažkokį rizikos veiksnį, tarkime, spaudimas, diabetą, tai jo mažo tankio cholesterolio tikslai yra pačios mažiausiai 1,4. Ir tiesą sakant, pasiekti tą reikšmę nėra lengva, nes išeities cholesterolis tų pacientų yra didelis. Kaip sakiau, mažas tankis 8-9-10%. Aišku, pradeda gydyti nuo statino, kitos išeities nėra taiko maksimaliojo dozę. Beveik visiems reikia dar ezetimibo 10 mg ir turbūt 10% pacientų nepavyksta sumažinti tais dviem vaistais ir čia mums reikia tos naujos kartos vaisto, vadinamą PCSK9 inhibitoriaus. Dabar mes turime registruotą evolocumabą ir praktiškai visiems ligonėms šitas vaistas jau padeda sumažinti cholesterolį iki tikslų. Bet ir yra ligonių grupė, kuriem ir šitie 3 vaistai nesumažina cholesterolį iki tikslų, tai tie ligoniai vadinasi labai, tai
ryškus šeiminiai heterozigotai, tai jiem reikia ir 4 vaisto, kurio mes dar neturime, tai yra vaistas Evinokumabas, naujos kartos vaistas, kuris tai praktiškai visus ligonis išgydo. Bet jeigu taip Lietuvoje, tai šeiminiai hipercholesterolio gydymui mes turime tą seką statinas, ezetimibas ir PCSK9 inhibitorius. Turbūt pradžiai nemelavau sakydama, kad tikrai tai yra įdomi tema ir tikrai atrodo daug informacijos. Šią temą yra ir daug kas persipina - genetika, gydymas, diagnostika. Gal galėtumėt trumpai apibendrinti mūsų šitą temą? Aš manau, kad tai yra tikrai pikta liga, genetinė liga ir nėra reikalo turėti iliuzijų, kad ją galima bus pagydyti dietą gyvenseną. Aišku, vaikams mes pratėme, nuo gyvensenos, tai yra svarbu nerūkyti, neužaugti svorio, tačiau praktiškai visais atvejais mums reikia vaisto. Klausimas, kiek vaisto, kelių vaistų, taip kad jeigu mes turime mažo tankio cholesterolio virš 5, visus pacientus tikrinkime, ieškokime, žiūrėkime, diagnozuokime ir pradėkime gydyti, kadangi genetika nemėgsta jokių. Jeigu jinai yra teigiama, tai mes tikrai turėsime tą klinikinę aterosklerozę išraišką anksčiau ir vėliau. Taip kad linkiu visiems sėkmės diagnozuojant ir gydant šitą sunkią ligą. Ačiū Jums labai už pasidalintą savo patirtį, už pasidalintas žinias. Na, o klausytojams linkiu ir kviečiu nepamiršti šių tikrai ligų, susigirdėti kitose podcastuose.